Prieš naujų pastatų statybą žemę tyrinėjantys archeologai gali pasigirti įspūdingais radiniais. Štai Kauno senamiestyje archeologai atkasė 17 amžiaus griuvėsius, kuriuose likę ne tik amatininkų auksakalių dirbtuvių pamatai, bet ir sunkiai įkainojami daiktai. Štai čia Kauno senamiestyje jau kurį laiką apsiginklavę kastuvais ir kita technika darbuojasi archeologai. Prieš naujo pastato statybą specialistai privalo patikrinti, kokius turtus žemė slepia būtent šioje vietoje. Archeologai atkasė 17 amžiaus žemės sluoksnį, kur slepiasi tūkstančiai vertingų radinių. Buvo labai daug įvairios paskirties pastatų. Mes radom kelių amatų dirbtuves. Tai yra mėsinės, tai yra juvelyro dirbtuvė, tai yra kaulo apdirbėjo dirbtuvė. Na, o šiuo metu, kur mes kasome, mes dar nežinom, kas čia yra, nes greičiausiai tai buvo gyvenamieji pastatai, o ūkiniai pastatai ten šiek tiek į rytus. Štai čia galime matyti 17 amžiaus grindinį, kuriuo kadaise vaikščiojo miestiečiai. Galime matyti buvusių pastatų griuvėsius krosnį. Na, o surasti daiktai daug ką gali pasakyti apie čia gyvenusius žmonės, amatininkus, prekybius. Apie čia buvusią mėsinę byloja daugybė rastų gyvulių kaulų, maistinės svarstyklės, peiliai. Ir radom kirvį skirtą ne žmonių galvom kapot, bet mėsai apdoroti. Paprašiau restauratorių, kad sutvarkytų ir atidengus nuėmus rūdis mes radom meistro ženklą. Vienas iš labai retų ir labai unikalių daiktų, patekęs atsitiktinai, tai yra 14-15 amžiaus šachmatas. Archeologai po žemę aptiko daugybę buities reikmenų, indų duženų, vazų, netgi taupyklę pinigams laikyti. Brangenybių, kuriomis puošėsi praėjusių amžių kaunietės, taip pat buvo rasta, tačiau brangaus metalo gaminiai jau spėjo rasti vietą muziejuje. Šiame objekte darbuojasi ir metalo ieškotojai, kurie tikina, jog maždaug kas 20 minučių pavyksta rasti po naują radinį. Na kągi, pabandykime paieškoti lobio. Ir atrodo, kad šioje vietoje kažką jau radau. Čia yra dažniausiai randama Jono Kazimiero šilingas, kaldintas 1655-56 metais. Jis buvo labai menkos vertės, nes kaldintas tada, kada Lietuva išgyveno baisiausius laikus, tai yra karas su Maskva. Ir tam, kad galima būtų sumokėti kareiviam atlyginimus, buvo prikaldinta tokių varinių monetų labai daug. Monetas šimtais skaičiuojantiems metalo ieškotojams darbas su archeologais tarsi pramoga. Visi kaip vienas teigia, jog didelis džiaugsmas aplanko tuo met, kai randi istoriškai vertingą daiktą. Tai iš karto archeologui ir atiduodam, nufotografuojam savo. Kaip žvejys, pagauna žuvį, nufotografuoja ir paleidžia. Aš vaikystėje nesuprasdavau tokio elgesio, dabar suprantu. Be archeologų žemės kasimo darbus atlieka ir būrys studentų. Istoriją studijuojantis antrakursis Edgaras sako, jog tai puikia galimybė prisiliesti prie realios istorijos ir savo akimis pamatyti, kaip gyveno mūsų protėviai. Iš tikrųjų, ganėtinai mažai domėjausi buities ypač istoriją. Ir būtent šito archeologinių kasinėjimų metu gavau tokią galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvos buities kultūra, įvairiom tom technikom, keramika, monetomis ir taip toliau. Archeologai kiekvieną dieną stengiasi pažinti šią vietovę iš įvairių istorijos šaltinių ir įsivaizduoti, koks gyvenimas virė čia. Jeigu būtų kasama dar giliau, būtų galima aptikti ir dar ankstyvesnių amžių griuvėsius. Tačiau radę šį lobį, archeologai nori jį palikti ir ateinančioms kartoms. Giliau mes nekasam, kadangi 21 amžiaus archeologija teigia, kad jeigu įmanoma nesuardyti sluoksnio, tai geriau jį palikti ateities kartom. Ir dėl to mes pasiekę tą 17 amžiaus, kuris sutampa su projektiniu giliu, mes toliau užkonservuosim ir po to, kai po 100 ar 200 metų šitas namas sugrius, kažkokie tai archeologai kiti pasiims tai, kas ten palikta. Visus 17 amžiaus radinius slypėjusius po žeme bus galima pamatyti miesto muziejuose.